pagrindinė tokia mintis apie trečiąjį akmentašių simpoziumą? Gal aišku, reikėtų pradėti nuo pirmosios, nes vis tiek tas projektas jisai yra tęstinis ir jisai pradėtas 2004 metais, kuomet miesto jubiliejus 520 metų sutapo su Juozo Liaudanskio 100-osiomis gimimo metinėmis. Tai ta data buvo toks jubiliejus ir buvo tas postūmis tai senai puoselėtai idėjai, kad Liaudanskis, būdamas tokio ryškių menininko, jisai Kelmės miestui iš tiesų uždėjo tokį žymę, akmeninę žymę, ir tai akivaizdžiai visur matosi ir mes pripažįstam jį kaip labai savitą menininką ir jo tie darbai ir jo pats darbas puošti miestą akmeniniam skulptūrom, šita jo sena idėja turi būti kažkaip tai pratęsta. Jo mokinių, jo bendraminčių. Ir ta idėja 4 metais tiesiog paėmė ir įgijo formą. Nes prieš tai, anksčiau dar tarybiniais laikais būdavo organizuojami seminarai, simpoziumai įvairiausių tautodailininkų, įvairių rūšių tautodailės, o akmens skulptūrų toksai simpoziumas vyko prieš 20 metų. Jisai vyko, kiek aš žinau, Kurtuvėnuose. Tai ir ta tokia idėja, ir aš tiesiog susitikom su Kelmelienė Laima, tai yra Tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė. Susitikom ir aš atvežiau tą idėją, kad reikia daryti. Jinai sako, aš irgi tą pačią idėją labai noriu. Tai vat susitikom 2 žmonės ir gavosi pirmasis simpoziumas. Ir dabar tai jau užaugo, jau mes jau savarankiškai jį darom, tada darėm su Tautodailininkų sąjunga. O dabar tas projektas yra mūsų kultūros centro projektas. Ir seniūnija yra kaip projekto partneris. Šiais metais dar vieną partnerį turim, tai Kražantės pagrindinė mokykla. Na ir rėmėjai, aišku. Jau įgaunam truputėlį ir garsą tas simpoziumas, ir rėmėjams nebereikia aiškinti, kas tai yra. Ir žmonės mato, kad kas tai yra, kas čia vyksta, lanko. Pirmasis, tai aišku, simpoziumas vyko po atviru dangum, taip, ant svetimos žemės. Irgi turėjom labai gerą moteriškę, kuri mielai sutiko mums ir elektrą, ir prieglaudą davė. O dabar prieš porą metų rajono taryba perdavė mums žemės sklypą ir pastatą. Tai yra buvęs gręžinys, gręžinio paviljonas, giluminio gręžinio. Ten mes turim patalpą, turim kur, taip sakant, nuo lietaus pasislėpti, ir turim 70 arų sklypą. Taip, to šitaip. Gal keletą žodžių apie šio simpoziumo meistrus. Na, tų meistrų Lietuvoje iš tiesų yra labai nedaug. Negalim mes nevadinam meistrais, nes jie šiaip ar taip jie yra tautodailininkai. Lietuvoje turim tų paminklininkų, kurie tik tais raidė skalą, bet jokių būdų jie nėra menininkai. O tokiais menininkais, tautodailininkais yra turtingiausias, tai yra Šiaulių kraštas, Šiaulių apskritis. Vienintelis Lietuvos apskritis, vienintelis regionas, kuriame yra tautodailininkų skyriuje, yra
netgi toks akmentašių sekcija. Tai šiauliečiai sudaro pagrindą. Tai yra Jonas Vaicekauskas, Kazimieras Bimba, Albertas Martinaitis, jau iš tos vyresnės kartos. Tai yra tie 3 meistrai, kurie dirbo kartu su Liaudanskiu, iš jo mokėsi, tai yra vyresniosios jau, tarkim, 50, virš 50 metų. Šiaulietis Alberto Martinaičio sūnus Dalius. Jaunas vaikinas, jis dalyvavo ir pirmam simpoziume, dar kaip moksleivis būdamas, o dabar jis jau yra be metų, jau yra architektas. Diplomuotas bus, išaugo jo iš tikrųjų lygis, jis jau aišku, jis jau kaip turi pretenzijų ir į profesionalumą. Mūsų Kelmės rajono 2 meistrai yra, tai yra Valdas Banza ir Kražiškis Linas Mockus. Ir esam labai laimingi, kad prisišnekinom jau iš kito regiono. Tai yra šakietis, Lukšių seniūnas, garsus tautodailininkas Vidas Cikana. Jisai dirba ir su medžiu, ir su akmeniu. Tai vat, visa kompanija tokia pakankamai gausi yra. Ir šiauliečiai ir Valdas Banza jau dalyvauja nuo pirmojo simpoziumo. Tai vat, dabar prisijungia dar ir Linas Mockus kaip pradedantis ir Vidas Cikana. Kaip pavyko prisišnekinti Vidą Cikaną? Kas priviliojo jį į Kelmę? Na, tiesiog buvo rudenį, praeitą rudenį, mes turėjom šito, reiškia, tokį, vienas iš to projekto tokio buvo dalių, tai buvo ekskursija akmentašių. Mes organizavom tiem akmentašiam, kurie dalyvavo simpoziumuose, jiem organizavom ekskursiją pro Lukšius, Kernavėj buvom, Vilnojos viešbučio teritoriją aplankėm. Tai vat viena iš sudėtinių dalių tos ekskursijos tai buvo kelionė pas Vidą Cikaną. Ir jisai pasirodė iš tiesų toksai, labai jau žmogus ir savo filosofiją turi. Žmogus labai aktyvus, visuomeniškas ir tas jo užsidegimas ir ta energija, mes tiesiog nuvažiavom gerą kompaniją, parodėm, kad turim tokį simpoziumą, jisai užsiima žmogus irgi pas jį per vasarą, per sezoną įvyksta 5-6 plenerai, seminarai įvairių ir profesionalių, ir tautodailininkų vyksta. Ir jis kaip pats darydamas tokius darbus, taip kaip ir mes, jisai supranta, žino ir mes kažkaip pradėjom šnekėti apie tai. Jis taip lyg abejodamas, bet žmogus, jisai, seniūnas, jisgi dirba, turi valdišką tą darbą, bet šnekėjom ir pasišnekėjom šiaip taip. Žmogus, aišku, ir tik tai gaila, kad jisai prieš mėnesį susižaloja stipriai ranką ir jis negalėjo tiesiog kalt. Tai, kaip jisai sako, paėmiau ir nudrožiau. Tai jisai su akmens pjaustyklė tą darbą darė tiesiog, nekalė. Jisai jį tiesiog išpjaustė. Kaip vadinasi jo darbas pastatytas čia prie Daunos parduotuvės? Aišku, jisai turi žmogus labai gerą humoro jausmą. Kandu liežuvį, tai jisai sako, čia visaip galim, kas ką nori, tas tą gali ir pamatyti tam darbe. Jisai taip juokais sako, kad čia 2 diena po vestuvių. Tas darbas, kaip sakyti, tas pavadinimas jisai yra, gal ir juokais, bet gali, sakau, kas ką nori, tas tą pamato, kas sparnus, kas akis, kas dar kažko kitai. Tai yra tiesiog abstraktus darbas, o ta mintis, sako, gali visokia būti.